Ryški, gaivi, atpažįstama iš pirmo žvilgsnio. Tai šaltibarščių sriuba. Tai sriuba, kuri 4 metus organizuojama kaip festivalis ir pernai sulaukė daugiau nei 93 000 Vilniuje svečių. Esame šioje šventėje ir mes einame šaltibarščių pėdsakais. Traukiniai atbulinio eina, aš irgi atbulinis einu. Aikštome po stotį. Taip. Ir ieškome Rožinių ženklų. Taip, rožinių ženklų kokių nors. Pasirodogi šiandien šaltibarščių. Kokys tai festivalis, kokys tai šventė. Šiandieną jau 3 diena, tad renginių vyksta, tik tai jų mažiau. Tad mūsų šiandienos paieška surasti renginį Vilniuje. Einame ieškoti kokios nors šaltibarščių upės, šaltibarščių skvero ar dar kokio bėso. Bet manau, kad ir paskanauti šaltibarščių mieste. Manau, rasime. Vasariškos sriubos. Manau, rasime. Taigi, pradedame nuo stoties ir linguojame link Senamiesčio, link Baltojo tilto. Aišku, pagrindinė šventė buvo vakar. Mes vakar turėjom kitą renginuką, o šiandien žiūrėsim, ar dar spėsim ką nors pamatyti ar ne. Šaltibarščių sostinė. Va, burakiukas. Jo? Vieną ingredientą radom važiuojantį. No. Festivalis. Suradome 3 tašką šaltibarščių turgo. Aptiktis. Šventės diena 7 eurai, bet su jautienos papildu. Ieškom toliau. Ir viskas surišta su šaltibarščiais. Reiškia, einam Didžioji gatvė, Rotušės aikštė. Tenai turėtų būti. Ir ko laukėte? Šaltibarščio. Šaltibarščių. O tai festivalis turi savo kėdutės. Taip O, kad žiūrėk, ir mūsų lipdukės yra. rožinė šaldytuve. No. Kokia kaina sriubytės? 5 eurų. Čia už 5. No. Einam toliau ieškoti laimės. Jau radome sriubytės, bet norime... Vienoj vietoj 7, kitoj 5. Norisi ne žiūrim išsinešimai. toliau. A ne, norisi vietoj suvalgyti. Taip. Nu, bandom toliau ieškoti. Kadangi pavėlavome apdovanojimus, tai atėjome į išrinkimą. Va, mes kaip tik, vis tiek aplankėm Rotušės šitą šaltibarščių stendą. Taip. Tink. Tink. Čekpontas. Čiung. Buvom. Išrinkinėjama viskas. Tai vakar šaltibarščių upės teka. Ir vakar tekėjo, ir susiraitė. Nu.
važiuojame ir mes šitą gatvę. Nu, bandome per tą kilimą. La marque de la bagnole qu'il y a, et puis tu mets R devant. Čia vakar net pradilo turbūt tą gatvę. Plaukiame per Šaltibarščių upę. Quand il a quitté la Manche, il était chez CS. Il était sous les E vabbè, qualcosa, dai, poi, si vede là, vabbè. Šiandien randame čia 7 eurai. Eisime dar toliau dar. Dar žiūrim. Tekėk upeliuk, tekėk upeliuk. Tai mes du euriukus paskambint varteliu. Bam! Nedirba. Pinigų maršrutas, infliacinis svogūnas. Taip. Na ką, ir bankas Šaltibarščiauja. Investicinis burokėlis. Kur šita investicija? Milijonierė. Netikėtumai kainuoja, o draudimas tai būdas nuo jos apsaugot bulvės išmintis. Paskolą rinkis atsakingai. Net šitie rojami rododendrai. Kokie gražus, žydintis, gausus. Labai gražiai. Taip pataikyta. Taip kelias baigėsi. Supažindino savo sudėtimi Šaltibarščiai. Taigi. Štai kur viena vieta pagrindinė Vilniaus mieste, kur atsiveria Šaltibarščių šventės tokia pagrindinis veiksmas. Skamba muzika ir girdisi tikrai tokie linksmi šūkavimai. Einam pažiūrėti. Einam pasižiūrėti. Beje, šventė vyksta nuo 2023 metų, tai
Yra pirmieji Kūdikis. metai. Taip, Kūdikis. pirmieji metai šiam festivaliui, bet žmonių yra nemažai. Taigi einam pažiūrėti. Net vamzdžius ir tuos padarė. Taip. O, Šaltibaršiai dėlė. Она сняла выше tego. Teraz ty rzucasz. Nu. Sugrįžome atgal į Delfį televiziją. Delfija. Delfis šalia, visada šalia. Atsistok čia. Nesisuka tau viskas. Ne, nesisuka. Tai gerai. Vaikus įleido. Baltasis tiltas Vilniuje puikiai tinka šiai šventei. Erdvė prie Neries leidžia mėgautis koncertais, renginiais, sportiniam veiklojim ir tiesiog būti kartu. Vos atvykus galima pajausti ypatingą nuotaiką. Žmonės pasipuošia rožiniais drabužiais, skambanti muzika, juokas, šypsenos ir ilgos eilės prie įvairių veiklų. Vienas ryškiausių Šaltibarščių festivalio akcentų jau tradicija tapusi rožinė čiuožykla. Šiemet ji pirmą kartą nusidriekė prie Baltojo tilto ir sulaukė milžiniško lankytojų dėmesio. Įspūdingo dydžio čiuožykla tapo ne tik smagia pramoka adrenalino mėgėjam, bet ir dar viena fotografuojamiausių festivalio vietų. Visokių daiktų, žiūrėk, kokių gražių daiktų. Ar mes vėl darysim konkursą, kas geriausiai moka grot būgnais, arba pavyzdžiui, bosinę gitarą, arba elektrinę gitarą, arba sintezatoriumi, arba dainuoti? Ne, šiandien, kaip kiekvieną dieną Šaltibarščių festą, mes turim koncertą. Taip, ir labai džiaugiamės, kad turime visą laiką tokių tarptautinių inkliuzų, ar ne? Šiuokart šie atlikėjai, nors ir gyvena Lietuvoje, tačiau yra atkeliavusi iš Ispanijos. Ir netrukus mes ją pristatysime su puikia, fantastiška lietuvių grupe. Ji atliks tai, kas užburs visai valandai. Vakar pagrindinis koncertas kėlėsi nuo Baltojo tilto į Rotušės aikštę. Šiandien koncertas bus čia. Išsireikalavom. Niekur jums nereikia eiti, dabar reikia džiaugtis. Sandra Karillo yra tokia žmogus, kur irgi jeigu šalta, pasidarė karštą. Manau, kad visiems bus proga pajudėti, nes ir latino ritmų tikrai turėtų būti. Nu va, Ką jinai? maišiukas. Ir kojų. Nu. Dabar priėmiau Šaltibarščio žaidimo agurko iššūkį. Žiūrėkit, kiek renginių, ką galima veikti. Va tiek. Taip. Ir dar su maišeliu kažkokiu tai. Mada. Nu, okei. O, ir gaunasi va toks. Verslas gerai eina, eilė ilgiausia. Lygiai nemokamai. Ne? Ai, nemokamai? Jo, reikia tik tai įgyvendinti tam tikras sąlygas. Ten nusipostin, pasidalint. Ir tada stojate eilę ir gaunat nemokamai. A, suprastu. Tai irgi verta. Nu, gražu. Ypač žavėjo žmonių įsitraukimas.
Festivalis suvienijo skirtingo amžiaus ir skirtingų tautybių žmonės. Atrodė, kad visas miestas nusprendė bent trumpam pamiršti kasdienius rūpesčius ir pasinerti į šventę. Rožinės spalvos drabužiai, kūrybiški kostiumai ir gera nuotaika kūrė jausmą, kad Vilnius tapo viena didelė bendruomenė. Festivalis parodo, kad užtenka vienos lėkštės šaltibarščių, kad susiburtų 10 000 žmonių ir gimtų nepamirštama miesto šventė. Vieni ragauja šaltibarščius, kiti fotografuojasi prie spalvingų instaliacijų, dalyvauja konkursuose eisenoje. Tikra vasariška atmosfera Neries pakrantėje Vilniuje. Banks of submarine, banks of submarine. We all live in the banks of submarine, banks of submarine. Čia pasirodo ir rožinių cepelinų daryta. Žiūrim. Pažiūrim, žmonės verda cepelinukus. Super. Va, kokie cepelinai. Ačiū labai. Čia mūsų pirma, ne? Va, net kokių būna cepelinų. O čia gal natūra atnešta? Ne. Nu ir kad čia ieškai. Žiūriu, kokių galima būtų išsiųsti. Tokias nuperki ir užpili kefyru ir gaunasi kažkas šaltibarščiai. tokio. Įdomu, atlaikys skrydį. Kiaušinio formos dubenėlis ir sriuba. Šaltibarščiai. Šventę uždarome šaltibarščiais, ko ir ieškojom visą dieną. Radome.